Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Tyras širdyje ir gyvenime. Kiekvienas, kuris turi jame tokią viltį, skaistina pats save, nes ir jis yra skaistus. 1 Jono laiškas, 3 skyrius, 3 eilutė. Jonas mokė šventumo, todėl savo laiškuose bažnyčiai jis padėjo neklystantį pagrindą krikščioniškam elgesiui. Jis mokė, kad krikščionis privalo būti tyras širdyje ir gyvenime. Jis niekada neturi pasitenkinti tuščiu išpažinimu. Kaip Dievas yra šventas savo veiklos srityje, taip ir puolęs žmogus per tikėjimą Kristumi turi būti šventas savo veiklos srityje. Yra išpažįstančių tikėjimą, kurie skelbia, kad yra visiškai viešpaties ir savinasi teisės į Dievo pažadus, tuo pat metu atsisakydami paklusti Dievo įsakymams. Šie įstatymo laužytojai reikalauja visko, kas yra pažadėta Dievo vaikams, tačiau jie save apgaudinėja, nes anot Jono tikroji Dievo meilė atsiskleis paklusnume visiems jo įsakymams. Nepakanka tikėti tiesos teoriją, išpažinti tikėjimą Kristumi. Jonas rašė, kas sakosi jį pažinęs, bet jo įsakymų nesilaiko, tas melagis ir nėra jame tiesos. 1 Jono laiškas, 2 skyrius, 4 eilutė. Jonas nemokė, kad išganymą galime užsitarnauti paklusnumu. Paklusnumas yra tikėjimo ir meilės vaisius. Jei mes esame Kristuje, jei Dievo meilė pasilieka širdyje, tai mūsų jausmai, mūsų mintys ir mūsų veiksmai bus harmonijoje su Dievo valia. Yra daug tokių, kurie stengdamiesi paklusti Dievo įsakymams, neturi tikros ramybės ir džiaugsmo. Tai atsiranda dėl tikėjimo nerangumo. Jie vaikšto lyg druskina žeme, sausa dykuma. Jie siekia mažai, nors galėtų siekti daugiau, nes nėra ribų Dievo pažadams. Tokie žmonės neteisingai parodo pasišventimą, kuris ateina per paklusnumą tiesai. Viešpats norėtų matyti visus savo sūnus ir dukteris laimingus, paklusnius ir pilnus ramybės. Per tikėjimą kiekvienas charakterio trūkumas gali būti pakeistas, kiekvienas susitepimas išvalytas, kiekvienas netobulumas ištaisytas ir kiekvienas privalumas išvystytas. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.